31 pamoka ir aš pagaliau savo namuose. It's so good to be back. Gerai, 31 pamoką. Labai blogai padariau, kad padariau pertrauką, nes aš jau pamiršau viską, kur aš baigiau, ką žadėjau mokyti sekančiose pamokose, jeigu žadėjau iš vis. Ir visa kita, tai realiai man reikėtų dabar peržiūrėti paskutinės kokiais 5 pamokas, kad įsivažiuočiau vėl, bet tebūnie bandysiu nežiūrėjęs tų pamokų imti ir tiesiog varyti toliau. Šiandien norėčiau išmokyti dar 2 metodus naujus, tai yra pop ir join. Kas čia per velnias dabar? Vienas iš jų, atsimenat, mes turim savo array susikūrę, ne? Ir jame ten 5, pavyzdžiui, kokie tai pavadinimai, ar mašinų pavadinimai, ar kažkas, ar vardai ten kažkokių panų, ar bernų, nesvarbu. Ir mes mokame, kaip padaryti, kad, parodyti vieną ar kitą, ne? O šiandien parodysiu, kaip padaryti, kad jos visus iškart parodytų, būtent tam array kokie yra. O kitas dalykas bus, jisai atrodys galbūt nereikšmingas, kai pavieniui, bet jeigu programuojant normalią JavaScript kalbą, tai jisai bus reikalingas. Tai toks dalykas, kuris mūsų tą patį array po kiekvieno karto jo parašymo nuims po paskutinį mūsų būtent to array žinutės. Nekaltinkite, aš į Lietuvą grįžau, visi dabar manęs ieško. Mentai neieško, ne. Taigi nuima paskutinį array mūsų pavadinimą, tarkim, mašinų, turim 5 mašinų pavadinimus, ne, parašom tą eilutę būtent ir paskutinę nuima. Vėl parašom, vėl nuima, aš parodysiu, aišku, geriausiai. Kaip tai atrodo, žinoma. Gerai. Pradėkim nuo, galbūt, susikurkime naują array. Tarkim, susikursim mėnesius, ar ne? New array ir, tarkim, sausis, vasaris, kovas, gal nereikia balandį, bet dar rašom. Vasaris, kovas, balandis, ar ne? Štai taip. Štai. Dabar susikirime kitą kintamąjį, tai pavadinkim, tarkim, čia gal pavadinkim mėno, čia pavadinkim mėnesiai, ne? Ir kur yra mėnesiai, mes pasirašysim tokį dalyką kaip mūsų pirmo kintamojo mėno atributą, kaip ir sakiau, metodą, kuris vadinasi join. Štai taip. Ir dabar galim pasirašyti, kad matytumėm, ką visą tai reiškia. Tai yra document write ir mes čia pasirašom mūsų kintamui būtent tą join. Tai yra mėnesiai. Ir galim pasižiūrėti, kaip tai turėtų atrodyti. Kaip matot, yra sausis, vasaris, kovas, balandis ir viskas, 4 mūsų variantai ir jie skirti kableliais. Jeigu atkreipsite dėmesį, aš kaip ir dėjau kablelius, bet esmė ne tame. Esmė tame, kad jeigu mes vieno dalyko nepasidarom, tai tarpsne nepasirašom vieno atributo, tai po defaulto po kiekvieno mūsų kintamo, kitaip sakant, pavadinimo, pasideda kableliai. Jeigu aš, tarkime, padarysiu taip, čia įrašysiu tarp kabučių kitokį ženklą, pavyzdžiui, minusiuką, ne? Aišku, galima pasidaryti tai va, bus daug gražiau. Tokiu atveju mums atvaizduos su minusiukais. Turiu omeny, kad išreiškiant mūsų pilną array, ta prasme, visus pavadinimus, ar kas ten yra jame, galima padaryti, kad skyrybų ženklas būtų tos, kokį mes nurodysime. Ir būtent su metodu join mes padarome tai, kad mums parodytų viską. Oi, kaip sunku man pradėti vėl. Aš jaučiuosi, kad aš pradėjau iš naujo mūsų JavaScript mokinti, tai, sunku iš tikrųjų. Vėl įsivažiuoti. Jeigu šneku nesąmonės, prašau, neteiskit labai. Gerai, o sekantis, kaip ir jau minėjau, pirmiausia, tai pasirašom document write, mūsų mėno kintamojo ir
pavyzdžiui, noriu trečią, ne? Kad mums parodytų trečią, tai bus balandis, ne, berods? Jo. Ir jeigu aš dabar padaryčiau taip, aš parašyčiau tiesiog mūsų kintamą array pavadinimą, tai yra mėnuo.pop. Tiesiog taip. Ir vėl parašyčiau tą pačią eilutę, tarkim. Pažiūrėkim, kas gausis. Aha. Žinoma, mums reikia pasirašyti break tagą, kad suprastumėte, kas vyksta. Taigi, būtent pirmas dokumentų write'as parašo balandis, o antras lygiai tas pats, viskas. Ir čia trečią prašom pavadinimų, ir čia mėnesio trečią pavadinimų prašom, bet parašo undefined. Kodėl? Todėl, kad būtent meno.pop panaikina mūsų paskutinį, mūsų būtent to array, kurį mes naudojame, tai yra mėno pavadinimą, tai yra balandį ištrina. Ir automatiškai mes turim 0, 1, 2. Trečia nebėra. Ir todėl būtent trečia neranda. Jeigu mes parašytumėm, tarkim, antrą, mums kovą išmestų. Būtų balandis ir kovas. Bet jeigu aš vėl tą patį padaryčiau, tai mes gautume vėlgi undefined. Žinoma, mums reikia šito reikaliuko. Ir mes vėlgi gaunam undefined. Kodėl? Ašgi antro prašau, o ne trečią. Todėl, kad mes parašėme 2 kartus mėno.pop ir reiškia 2 paskutinius mūsų nuskabo, kitaip sakant. Ir jeigu mes parašysime 1 vasario, tai arba 0 sausio, mes jį puikiai matysime. Ir kiek kartų mes rašysim būtent mėno.pop, tiek po vieną elementą nuo galo mums atiminės ir mūsų būtent to array, su kuriuo mes dirbame. Ir taip jau mažės, kol iš vis išnyks. Taip pat, trumpa pamokėlė, aišku, gali pasirodyti visai nereikšminga ir kam čia reikalinga, bet manau, sugalvosiu kažką, kuriuos panaudoti ir ateityje parodysiu, o jeigu ne, jeigu domėsitės ir toliau JavaScript'u, aš manau, jūs suprasite, kur šitas reikalas naudojamas, nes, yra tikrai vietų, kurį galime panaudoti ir realiai kartais netgi reikia jį panaudoti, nes įvykus kažkokiam renginiui, pavyzdžiui, yra renginių sąrašas, įvykus renginiui, būtent po pagalba mes seniausią renginį, kuris įvyko, panaikiname ir jo tiesiog nebeatvaizduojame. Gerai, 31 pamoka kaip ir į pabaigą, einam prie 32. Stengsiuosi dabar per šias 2 savaitės atostogų, grįžus iš Danijos, padaryti visas likusias pamokas, kiek aš esu susiplanavęs, turiu ten tą sąrašiuką. Ir prieš išvykstant jas visas patalpinti. Taigi laukite, turėtų greit pasirodyti ir antra pamoka. Iki.